Augalų žavadienis jau tradicija tapusi diena kartą metuose, kai botanikos sodai kviečia visus džiaugtis augalais ir juos pažinti. Neišimtis ir Klaipėdos universiteto botanikos sodas į augalų žavadienį sukvietęs gausiai būrį moksleivių, studentų ir kitų augalų mylėtojų. Augalų žavadienio pagrindinis tikslas yra žmonėms padėti suprasti, kodėl augalai yra svarbus tiek žmogui, tiek ekologinių aspektų, tiek turbūt visam pasauliui. Labai tikimasi, kad šios šventės metu augalais žavėsis, jais domėsis, augalų paslaptis bandys atskleisti tiek moksleiviai, tiek solidaus amžiaus žmonės. Renginyje pirmą kartą svečiavosi žolininkė Danutė Kunčienė. Pastaroji patarė kiekvienam bent minimaliai pažinti augalus, atskirti, kurie jų gydo, o kurie yra nuodingi mūsų organizmui. Žmogus yra gamtos dalelė ir jeigu jis nesidomi gamta, reiškia nesidomi ir savimi ir paskui sako, padėkit man visi, padėkite. O žmogus, kuris gyvena gamtoje, turi pojūtį, gyvena vienyje su gamta, nėra problemų. Ir sveikatos, ir ypatingai dvasinių. Dėl to labai linkiu visiems būti vienyje su gamta, pažinti gamtą. Botanikos sode apsilankę moksleiviai džiaugiasi, kad yra organizuojama diena, leidžianti į augalus pažvelgti kitaip. Pastarųjų teigimų žinias apie gamtą galima pritaikyti ir kasdienėme gyvenime. Nebūtumėm visiškai žemumoje ir žinotumėm, kur nuvažiuotumėm, galėtumėm kitiem papasakot, ką mes žinom, kokių augalų ir gyvūnų, pavyzdžiui, varlyčių, driežų. Su naujais augalais galima atrasti daug naujų skonių, pavyzdžiui, kaip mūsų virėjų profesijoje galim ir su augalais skonius atrasti bei papuošimo elementų. Danutė Kunčienė, pasakodama apie augalus ir įvairiausias jų savybės, tik patvirtino teiginį, kad žmogus yra neatsiejama gamtos dalis. Įsimylėkit gamtą, purenkit, glostykit, kalbėkitės ir gamta jums bus didžiulė pagalbininkė.